Sveiki, gerbėmieji žiūrovai! Jūsų pageidavimų laida Grožio fabrikas pradeda jau 6-ąjį sezoną. Jūs būsite liudininkai gausybės nuostabių pokyčių ir džiugių šypsenų. Na, o šiandien laidoje laiškas pasiekęs mus iš Dainavos vidurinės mokyklos. Brangus Grožio fabrike, esu didelė jūsų laidos gerbėja, žiūriu visas jūsų laidas ir įsirašau į kasetę. Artėja pavasaris ir aš, kaip ir visa gamta, noriu pasikeisti, atjaunėti. Permainų didelių nesiekiu, svarbiausia pakeisti šukuoseną, garderobą. Esu mokytoja, jaunatviško būdo, prižiūriu tvarką mokykloje. Esu gausybės konkursų laureatė. Mokykla mano gyvenimas, tad noriu sukelti pavydą jaunesniems kolegiams ir šimtadienio šventėje būti neprilygstama. Nuoširdžiai jūsų. Na štai, pagaliau mes atvykome pas mūsų žavųjį, garsųjį stilistą Byroną Klaidą iš grožio salono Afroditė. Ir jis tai pakeis mūsų žavėją heroję. Drįsčiau, panelė laidos vedėjai, jūs nutraukti ir pataisyti. Žaviai taps tik po mano darbo. Na taip, mes žinome, kokie mūsų stilistai nepasikėlė. Taigi, prašau žiūrėti, kas įvyks dabar. Sielos grožio niekas nepavogs. Taigi, Byronai, ką dabar ruošitės daryti mūsų herojai? Mes matėme, mūsų herojės plaukai buvo netokie žavūs. O po plaukų priauginimo operacijos matome, jie tapo ilgesni, bet visgi manęs ilgis netenkina. Aš norėčiau juos patrumpinti. Tai vat šiek tiek būtų galima galus, matote, vat iškarpyti labai neblogai, kad ilgis, žinot, būtų geresnis. Matome, plaukai įgavo purumo. Skanus truputį stringa. Ką aš turėčiau toliau daryti? Na, o mes žinome, kad mūsų grožio fabrikas nelieka nepastebėtas įvairių garsių firmų, tarp jų ir kosmetikos. Šiandien mus remia grožio ir kosmetikos firma Kosmanija. Ir štai mūsų žavusis dizaineris stilistas parodys, kaip galima pasipuošti pavasariui. Atleiskit, čia spalvų nėra. Mes, kaip matome, čia labai yra nykios spalvos, o kaip matome, mūsų šio vakaro herojai yra tiesiog ryškus vasaros tipas, todėl jam reikia kitų spalvų. Prašom, operatorius, arčiau. Mes jos naudosime jos veidui paryškinti štai įvairias ryškesnes spalvas. Na, o kol mūsų herojai puošiasi, siūlyčiau pasižiūrėti, ką turi grožio fabriko stilius garderobas. Aš mūsų vakaro dalyviai, herojai, siūlyčiau baltus Zara moda marškinėlius. Prie jų bus galima priderinti juodą megztuką. Ir taipogi juodas sijonas žaviai pabrėž jos visas veido formas. Brangioji mūsų, kaip jums patinka mūsų laida? Kaip jaučiatės? Labai gerai jaučiuosi, čia taip gražu, manim taip rūpinasi, labai patinka. Na tai o kaip jūs manot, kaip pasikeis jūsų išvaizda stipriai ir atitiks ji jūsų įsivaizduotą pavasarį? Aš labai tikiuosi, kad ji išpildys mano lūkesčius ir aš būsiu labai graži. Gerbiamoji ponė, dabar jums didžioji akimirka. Mes padarę operacijų jūsų akims, galime nuimti jūsų akinis. Kaip jūs matote? Nuostabiai. Galite pažiūrėti į save. Kokia aš graži. Taip pat mes norime pristatyti rėmėjų dovanas, kurios yra... Pagrindinis mūsų rėmėjas šį vakarą Nivea Men kosmetika, tinkanti ir nuostabioms žavioms vakaro moterims. Taipogi Biržų alaus darykla dovanoja jums šią pintą alaus. Galite atšvęsti savo pokyčius. Ir aš noriu pristatyti mūsų didžiausią rėmėją Vera Modiana papuošalus. Jeigu man padėsite, tai
Čionais matote puikią vėduoklę, kuri taip pat labai dėrės prie mūsų žaviosios herojės garderobo. O jeigu leisite, norėčiau parodyti ir papuošalus. Taigi, pamatysite mus didžiojo vakaro metu. Mažas veidrodėlį pasakyk, kaipgi aš atrodysiu poryt. Na štai, pagaliau priartėjo tą akimirką, kai mūsų žavioji herojė jau su pakeitimais. Aš norėčiau pasakyti, kad tai ko gero tobuliausias mano pakeistas žmogus. Norėčiau padėkoti už puikų darbą. O dabar žadėtų intriga. Regis mūsų susirado gerbėją. Labą dieną, ponas direktorė. Labas, Roman. Vaikai, negąsdinkit man kačių. Eikit iš čia. Katytės, kur jūs tenais, ateikit čia.